Sveiki visi, tai nusprendžiau tokį video padaryti challenge'as nuo 1000 iki 100 tūkstančių. Aš jau jį esu pradėjęs, bet tuo iš minutės pakalbėsiu dar daugiau. Kaip kas atrodė ir kaip kas atrodys. Tai treidinsiu per VEX, jau treidinu per VEX ir pradėjau su 1000. Per pirmas 30 dienų sugebėjau sugeneruoti 1120 ir šiandien kaip tik tą pradinį 1000 aš nuėmiau ir palikau tą visą uždarbį, kurį padariau, tą 1120. Tai šitoje vietoje truputėlį kažkas nepatiko statistikai ir jinai išsikreipė. Ta tikra statistika liko, man atrodo, tik šitoj vietoj ir šitoj vietoj tokie nesusikirtus, bet čia nesvarbu yra. Svarbiausia, kad matytųsi suma šitoj vietoj ir būtų viskas aišku. Tai pradėkim nuo pradžių. Čia yra mano accountas, Oskaras Trading, balansai viskas gražiai atitinka. Dar galim gražiai perkrauti, kad viskas matytųsi. Iš naujo. Gerai, liuks. Paskutinios 30 dienų, tai aš pradėjau principę 6 dieną ir nuo to 6 iki šios dienos spėjom sugeneruoti 1120. Tai vat. Ir, kaip ir minėjau, tą pradinį 1000 nuėmiau ir dabar jau tas tikrasis challenge'as kaip ir turėtų prasidėti. Su 1120 toliau važiuosim. Prieš šiandien buvo $258, tai šiandien realiai pradėjau su 850 ir turim dar plus 258 ir galutinė suma štai tokia. Taip pat parodysiu dar calendar chart. Jo. Ir calendar va. Paeikim atgal. Štai taip atrodė mano pirmas sausio mėnuo. Pats galas šiaip žiauriai geras buvo 27.2.18, 31 vakar 1.59. Ir naują mėnesį irgi labai gailingai pradėjom. Tai pažiūrėsim, ar toliau taip ir tęst galėsim. Tai aš nežinau, kas kiek laiko šitą video postinsiu, bet tikrai updatinsiu, padarysiu atskirą playlistą. Tai jeigu būtent norit matyti šitą video, tai būtinai palaikinkit, kad jums ir toliau mestų jį. Kas toliau seks, ar ne? Tai šiam kartui pirmas video yra toks, jeigu kartu norit treidinti per būtent VEX, nes žiauriai gerai yra treidinti tiek spote, tiek futures, su mano kodu gaunat žiauriai gerus mokesčius, dvigubai geresnius nei Bybite ir BitGet principe. Tai ant šito video paspauskit more, ar ne, aprašyme ir bus registracija VEX ir kaip atlikti depozitą ir taip pat mūsų telegramas ten rasit daugiau info. Tai ir būtent bus toks intro šitam video, sakau, po to truputėlį daugiau išsiplėsim ir pažiūrėsim daugiau rezultatų, bet principe tą patį darau kaip ir BitGet, ne kartą jau esu rodęs, bet čia pamėginsiu taip labai aktyviai ir pačioje pradžioje agresyviai užeiti ir po to po truputėlį mažinsiu apsukas, pozicijų dydžius ir mėginsiu kuo saugiau viską padaryti. Tai pažiūrėsim, kaip seksis. Jeigu įdomu, kaip ir sakiau, užmeskit laiką ir jeigu norit, prisijungkite irgi prie VEX'o. Gerai, dabar sugrįžkim. VEX challenge. Jo. Dabar sugrįžkim. Štai čia. Apie ką aš noriu pakalbėti dar? Man taip ant širdies iš tikrųjų guli vienas dalykas. Ir šiandien mažiau apie techninę analizę kalbėsim, bet vis dar būsim įsijungę chartą. Tai man guli toks dalykas, kad Lietuvoje yra labai daug pseudo trading ir kripto influencerių. Kai sakau pseudo, tai nieko ten pernelyg blogo neturiu omeny, kas ką nori, tas tą gali daryti. Bet man yra žiauriai keista, kad neturim normalių bendruomenių ir tokios, kad traderiai tarpusavį bendrautų ir būtų kažkoks tai fainas ryšys, visi vieni su kitais streamintų, ar ne, rodytų rezultatus, rodytų kaip treidina ir taip toliau. O yra kaip tik labai didelė konkurencija, labai daug stumimo. Ir vakar kaip tik vieną tokį video pamačiau, kur vėl buvo toks vienas, tarkim, influenceris ir jisai ten padarysiu video apie tą, ten visus apstumsiu, visi yra žiauriai lievi. Ir okei, jeigu tai yra legit, tai yra liuks, tai yra gerai, tai yra
iškelia tą problemą, jeigu yra kažkokių įrodymų ir visa kita, ir aš buvau paminėtas. Aš iškart sakau, jeigu norit pamatyti rezultatus, tai iškart užsukit pas mane į YouTube ir pamatysit va, live. Viskas yra rezultatai, chartai, TradingView, tas pats Bitgetas, nu viskas, ta prasme, Discordas, kur aš mėtau savo rezultatus, kur turiu virš 350 narių, kur rodau va savo rezus, ta prasme, kaip live entrinu į traidus, viskas surodyta yra. Bet man toks kitas dalykas šitoje vietoje iškilo ir iškilo būtent tas dalykas, kad aš nesu matęs nei vieno Lietuvoje traderio, kuris live rodytų su savo pinigais tradintų ir realiai rodytų savo rezultatus. Nė vieno nesu matęs. Jeigu yra tokių, tai prašau, padarykim streamą kartu, padirbėkim kartu, arba numeskit, kas taip daro. Ir nekalbu apie tos, kurie treidina, pavyzdžiui, su prop firmom, kur gali, tarkim, 50 tūkstančių akauntą nusipirkti už $50 ir treidinti kaip su realiais pinigais. Nu, man viskas yra ok su tuo, mes irgi taip treidinam savo grupiai, bet, nu, man tai nėra flexas, man tai nėra realu, žinai, kai influenceris, jis gali vieną akauntą turėti, antrą, trečią, kažkiek tipo payoutų turėti ir tada tiesiog viskas užlugdo, tada eina vėl prie kito akaunto, negu kad realiai su savo pinigais, kad treidintum. Ir labai juokinga yra, kai tokie influenceriai vienas, kur nei vienas realiai netreidina, nerodo savo rezultatų, nieko nerodo. Tiesiog kažkokias info, vat tokius rezultatus numeta, geriausiu atveju, vat kur net nėra sumos, vat yra, tarkim taip, procentas, ar ne? Yra vat procentas ir tu gali, kad ir $5 ant to signalo užmest ir jisai va taip paės ir atrodys, wow, čia įspūdinga, čia žmogus žino, ką daro, padarė plus 300% ir būtinai reikia pas jį mokintis, nes jis išmano, ką daro, bet jūs realiai nematot, ką jisai daro. Jūs neturit nei jo techninės analizės video, nežinot, pagal ką jisai treidina, nes aš kol kas tokių, sakau, irgi nesu matęs, nei jūs realiai rezultatus matot gražius skaičius, kažkaip gal kitaip jūs įtikina, bet tiesiog jeigu pas kažką norėsit išmokti, ar pirkti signalus, ar eiti į grupę, visada pasižiūrėkit, kaip reprezentuoja save. Ar yra techninės analizės video, ar yra kažkokie rezultatai, realūs rezultatai, o ne paprastas screenshotas. Ar yra, ta prasme, ilgesni video, pavyzdžiui, YouTube'ai, kur paaiškina viską. Ar TikTok'e, ar Instagram'e, nesvarbu. Kad būtų legit. Tai visus šitos dalykus būtinai pasitikrinkit, nes aš tokių nematau. Ir yra juokingiausia, kai jie tarpusavį pykstas ir tai bando reklamą pasidaryti ir viens iš kito atimti klientus. Realiai nei vienas rezultatų nerodo, nei vienas neturi kažkokios geros techninės analizės ir jie tiesiog pykstas ir bandos pripykti per dramą, prisivilioti žmonės. Kosmosas. Tada dar koks yra dalykas. 99%, tai praktiškai 100% tų žmonių, jie pardavinėja ką? Indikatorius. Indikatoriai yra toks dalykas, kur aš pamėginsiu dabar greitai surasti buy ir sell signalai, va tokie indikatoriai būna. Ir gal iš paprastas žvakės pasidarysiu, kad labiau matytųsi, ne? Vat būna va tokie vat buy ir sell mygtukai. Oi. Tai kas kažkiek esat susidūrę, tai vat tie influenceriai vat pardavinėjo tokius dalykus. Buy ir sell, be jokios techninės analizės, be nieko. Įsivaizduokit, jūs nusiperkat kažką va tokio ir jums tiesiog va čia reikia pirkti, čia reikia parduoti, bet logikos, kodėl, nieks nėra paaiškinta. Nu, čia yra skemas. Jūs galite vieną kartą pataikyti, antrą kartą, bet jeigu jūs neturėsit suvokimo, techninės analizės bendrai apie rinką, jūs prarasite tos pinigus. Nesvarbu, kiek jums gali 9 iš 10 kartų pasisekti ir kai 10 kartą jums ateis tas signalas sell arba jūs galite viską prarasti, nes jūs neturėsit suvokimo. Jums iš tikrųjų reikia pirmą išmokti, mokintis, daug pereiti iš tų visų dalykų ir tada po truputėlį jūs galėtumėt kaip papildomą įrankį šitą naudoti, bet kai jūs jau mokėsite techninę analizę,
Tai čia tokių dalykų nereikia. Man, pavyzdžiui, tokių dalykų visiškai nereikia ir tai yra skemas ir tai yra 99%, ką mūsų va to lietuvaičių pardavinėja ir kurie neparodo rezultatus. O geriausiu atveju, kaip ir minėjau, parodo va tokį rezultatą. Va tokį rezultatą parodo, įmeta, va, įmetėm su mūsų indikatorium, galit gauti va tokius kiekvieną dieną rezultatus. Bullshit. Bullshit yra visiškas bullshit. Tai vat. Jo, tai vat. Pagrindiniai taškai. Jeigu rasit, kas patinka, pažiūrėkit, ar rodo rezultatus, pažiūrėkit, kaip jos rodo. Ar iš vis šiaip dauguma kripto ir trading influencerių Lietuvoje nerodo net savo veido. Ta prasme, tai jūs nežinot realiai, iš ko perkat paslaugas. Ta prasme, tai čia irgi toks indikatorius, kuris yra no-go. Jeigu žmogus net neprisistato savo vardu ir ten, sakau, nedaro techninės analizės, nerodo rezultatų, neįmanoma yra iš esmės pirkti šio paslaugos. Tada 99% yra pardavinėję indikatorius, va, ta prasme, tokį bullshit, kur yra buy ir sell, ir naujokui tai yra labai patrauklu, nes ai, čia man nieko mokintis nereikia, tiesiog nusipirksiu indikatorių, va čia man pasakys buy, čia sell, bet jūs iškart pinigus atiduodat realiai. 100% jūs galit bandyti, bet jeigu būtų tikrai toks indikatorius, jo čia nebūtų. Jo čia nebūtų, jis būtų užrakintas, jis kainuotų žiauriai daug, ką kiti, tipo, aš mokėjau už indikatorių ten 20 000. Nebejuokinkit. Jeigu yra tikrai geras indikatorius, jis yra užrakintas, jis neprieinamas ir jisai dirba kitokiam lygiai. Ir jisai tikrai nekainuosim ten 5 eurų ar 100 eurų. Tai vat. Tai vat, ir sakau, juokingiausia, kad tokie tarpusavį dar pykstasi. Viens kitą vadina skemeriu, vadina, kad, tarkim, tie indikatoriai yra pavogti, ar ten perdaryti ir dar kažką. Realiai visi indikatoriai yra viens iš kito perimti, kažkiek perdaryti ir visi apsimetinėja, kad čia jų yra. Naudoja kokį VWAP, MACD, Moneyflow, dar kažkokį ten nesąmonį prideda, viens ant kito tokį kaip tortą padaro, prideda sluoksnį ir tipo čia mano creation yra bullshit. Bullshit yra, tarsi, perpakuota nesąmonė, kuri neveikia. Tai vat, aš naudoju taip, tarp kitko, aš irgi indikatorius naudoju, bet aš tokių nesąmonių nenaudoju. Aš naudoju principę volume footprint, open interest ir CVD naudoju indikatorius. Tai jie niekaip manęs neindikuoja, kad kur reiktų buy ir sell mygtuką, kad padaryti, bet jie duoda man rinkos netitikimus, kur aš galiu tada gauti patvirtinimus, kaip įeiti į tradus. Volume footprint irgi naudoju, kur yra pritrepinti shortai ir longai. Tai yra nice to have, bet irgi nebūtina. O daugiau aš nenaudoju tokių paprastų, kur, sakau, paprastam žmogui atrodo, o tai tiek ir tai reikia, bet jūs pražūsit tiesiog su tokia logika. Tai vat, geras intro, ne, į challenge, 1000 nuo 100 000. Tikiuosi kažkiek padėjau, ačiū, jeigu išklausėt, jeigu patiko. Ir visi svarbiausi linkai pas mus yra bio sudėti. Ir viskas. Šiandien be techninės analizės, bet rytoj grįšim ir pažiūrėsim, ką turim ar ne. Sekmadienis, va. Bitcoinas vietoj stovi, nieko įdomaus. Tai va, tai rytoj pasižiūrėsim, ką turėsim.